Labas vakarėlis visiems YouTube stebėtojams ir šiaip visiems žmonėms. Jau kokias gal 5, galbūt 7 dienas jau nebeįrašinėjau video. Tai noriu pranešti, kad viskas yra normaliai, judu tikiuosi teisinga linkme ir labai padeda, vėl priminsiu, labai padeda cukraus ir miltų vengimas, tiesiog vengimas ir atidėjimas į šoną, keitimas į kitus produktus ir tai duoda daug daugiau jėgų duoda negu įprastai. Tai gaunasi bendrai paėmus, tai kaip kad atlaisvini energiją. Va. Žmogus gali atlaisvinti energiją tiesiog pakeitęs produktus, kurie jam kenkia, kurie sunkiau įsisavina ir kurios verčia organizmus į toksinus. Tai nors ir jie skanus ten nuo vaikystės, bet juos reikia tiesiog pakeisti. Turint informaciją, viską tą galim padaryti. Tai vat prisiminkit, cukrus ir miltai. Cukrus ir miltai. Čia vieni pagrindinių dalykų. Aš jau net nekalbu apie gyvulius valgyti. Gyvulius valgyti. Irgi kai kurie valgo. Ne kai kurie, o dauguma iš tikrųjų valgo žmonių. Kažkaip nesuvokdami. Bet jeigu tektų jiems patiems tą pasidaryti nuo pradžių, kaip tą gyvulį, tai tada okei. Tai gerai, visiems geros kloties ir gero nuostabaus gyvenimo, kad jaustumėt visą laiką pilnatvę, džiaugsmą ir viską, ką geriausia galima patirti.